tuo metu pradėtas statyti stadioną Šeškinėje tais, reiškia, konstrukcijom, po to jis stovėjo kokių 20 metų. Tuo iškils stadionas pavadinimas buvo toks. Ar gali būti taip, kad Valdas Benkunskas bus tas Vilniaus meras, kuris šitą mūsų sostinės gėdą nuplaus amžiams? Kaip čia, sakoma, kad sėkmė mėgsta tylą. Tai labai daug man sveikatos nervų ir kai kažkurio metu net reitingų taškų kainavo šitas projektas ir nepaleidimas jo tuo keliu, kuriuos siūlė eiti kai kurie ir politiniai konkurentai, ir žinovai, ir buvę merai. Ir mano įsitikinimu, koks tas projektas bebūtų, bet tiek laiko prateriojus jį vedant į priekį, išleidus krūvą pinigų, ten visokiem teisininkam, konsultantam ir panašiai, pasiekus tokią stadiją, numesti viską, nepaisant visų šito prakeiksmo apraiškų, kas ten tik tai galėjo atsitikti su juo. Tai mano sprendimas buvo iš tikrųjų bandyti ištraukti tą projektą už ausų, apginti jį, praeiti visas skaistyklas, ten pradedant prokuratūrom, viešųjų pirkimų tarnybom, baigiant Briuselio Europos komisiją ir galiausiai pabaigti. Tai šiai minutei, šiai dienai mes esam visą šitą jau, ką aš paminėjau, praėję. Statybos yra atsinaujinusios, toj turėsime beveik metai, kai vyksta aktyviai statybos. Žmonės mato jau ir kranus, mato ir atsirandančią struktūrą paties stadiono, viso komplekso, tai viskas įsibėgėja. Pabaigtuvės pagal sutartį yra 28 vasario mėnesį, rangovas, koncesininkas žada, kad baigs šiek tiek anksčiau. Tai vat tokia yra faktinė situacija. Ir aš tuo labai džiaugiuosi, noriu, kad viskas to pasibaigtų.